Komunikacijos kanalai, per kuriuos galima siekti rinkėjų paramos žaidime EcoSim Elections. Komunikacijos kanalus apima visos priemonės, leidžiančios perduoti žinutę rinkėjui. Galima išskirti 3 komunikacijos su rinkėjais tipus. Populiariausia ir dažniausiai naudojama komunikacija vykdoma per žiniasklaidą, kuri apima ir regioninę bei nacionalinę ir internetinę žiniasklaidą. Kita plati komunikacijos sritis yra vaizdinė reklama, leidžianti informaciją pateikti per stendus, skrajutes, lankstinukus, lauko ekranus. Komunikuoti su rinkėjais galima ir tiesiogiai, organizuojant susitikimus, viešus renginius, prezentacijas. Taip pat galima vykdyti telemarketingą ir su rinkėjais bendrauti telefonu. Kiekvienas kanalas pasiekia skirtingą auditoriją ir turi savo efektyvumo specifiką, todėl pinigus reikia leisti protingai, siekiant geriausių rezultatų. Kokie komunikacijos kanalai išskiriami EcoSim Elections? Žaidime finansinius išteklius galima skirti 5 skirtingiems komunikacijos kanalams. Televizijai, kuri turi itin didelę auditoriją, tačiau kartu yra ir labai brangi. Radijui, spaudai, tiek laikraščiams, tiek žurnalams. Internetui, kuris yra pakankamai novatoriška, tačiau ribotą kiekį auditorijos pasiekianti priemonė. Tiesioginiam bendravimui, kuris reikalauja pakankamai didelių žmogiškųjų išteklių ir taip pat pasiekia ganėtinai ribotą auditorijos dalį.